mes esame kompetencijų paieškos sistema. Atsiradome praeitais metais, kadangi pastebėjome problemą developmento viso IT paslaugų pasaulyje ir nuo to ir pradėjom veikti su įvairiais specialistais. Pasigilinom į realiai, kaip veikia visa, kaip sakant, rinka ir kokios didžiausios problemos. Ir nuo to ir pradėjom. Tai nėra mūsų 14 žmonių kompanija, tai iš tikrųjų yra kur kas platesnis judėjimas žmonėms, mes sakome, specialistų specialistams, profesionalams. Tai yra mūsų visų bandymas iš tikrųjų susikurti tas darbo sąlygas, apie kurias iš tikrųjų tik svajojame kartais arba žiūrime gražiuose filmuose. Tai yra noras iš tikrųjų uždirbti daug ir tikrai tiek, kiek esam verti ir tuo pačiu tai yra būti laisvai samdomais darbuotojais ir turėti tą tokią galimybę kontroliuoti savo darbo laiką, atostogauti, kada norime, keliauti aplink pasaulį ir panašiai. Mūsų tikslas yra sukurti paieškos sistemą, kuri, sakysim, būtų Google'as žmonių paieškai. Tai yra surasti geriausius paslaugų tiekėjus kiekvienam užsakymo variantui. Kada gali darbuotojas pradėti darbą? Toksai atrodo labai paprastas dalykas, bet dauguma platformų to net nesugeba suteikti tokios informacijos elementarios, sakysim, ir tai labai prailgina darbuotojų paieškos procesą bet kokiam klientui. Kuo mes geresni patiem tiem specialistams, sakysime, ne tik klientam, tai kad mes galime jiem pasiūlyti pilną darbo laiką. Tarkime, tiesiog visą laiką, kurio jisai neužpildo konkrečiais užsakymais iš klientų, mes galime jiems suteikti darbą savo platformoje. Mes tikrai mielai kviečiam prisijungti visus specialistus. Galima būti ambasadoriams, sakykime, populiarinti pačią platformą, ar ne, ir tiesiog skleisti žodį apie mus. Galima prisijungti kaip programuotojam, kaip specialistam, tiems, kurie tiesiog vystytų pačią platformą. Iš tikrųjų, galima prisijungti, kaip ir minėjau, kaip investuotojam ir pagelbėti tokiu klausimu.